kad aš turiu sodybą. Sodybą. Kaip gerai, kad dušą turiu. Sodyboj. Sodyboj. Kaip gerai, kad džiaugsmą turiu. Sodyboj. Sodyboj. Kaip gerai, kad vanduo yra. Sodyboj. Sodyboj. Va taip mes ir gyvenam čia. Ačiū tau, Vyrė, už sodybą ir ačiū už šunį, kuris gali toj sodybai prišikti. Čia daina tokia buvo, ne? Padovanosiu tau šunį. Didelį sodą ten kažkaip. Nu. Aš nupirksiu tau šunį. Namą. Didelį, gražų. Didelį, gražų. Su sodu. Ir garažu. Ir dar ūkinių pastatų. Aš nupirksiu tau šunį. Kuris tam sode prišiks. Ir nereiks kakučių valyti. Va, rankioti. O čia tai romantika. Čia yra skirtumas, miestiečiai. Čia nereikia mums dėti maišiukus ir mesti šiukšlinę. Dabar eini džiovintis ten į šiltnamį. Parilka į sauną dabar. Į sauną, nu gerai. O paskui į šitą ežerą. Jokinga ta mano žmonelė. Gerai. Aš iš tikrųjų dabar nelabai benoriu filmuoti tai, ką mes veikiame, nes jūs tai matote kiekvieną dieną. Tai yra praliotai. Šiandien atsirado dar 2 tarpai uždarinėjami. O čia išbetonavo tarpus. Šiandieną šiaip šventė, galim sakyti, nes bordiūrai visi, va, pakšt ir susijungia. Visi bordiūrai baigti. Liko dar šį čia 1, 2 ir 3 tenikės. 3 praliotai, uždarome tarpus, išbetonuojame. Ir liks dar paskutinė funkcija, tai yra, va, šitose skylėse išbetonuoti va tokius metalus. Ir šitas pagrindas bus pabaigtas visiškai. Tai va, tokie mūsų darbai. Yra aiškus ir darbelių kitokių. Ką šį čia daro, tarkim, Mykolas vežioja žemes, tiksliau pradėjo vežioti žemes. Va, 2 kaušus atvežė. Štai kiek spėja. Bet rytoj turbūt jau veš čia vat, priveš visą šitą reikalą, tam, kad būtų nuolydis normalus padarytas, tas skavatorius šalia stovi, galės pagelbėti to klausimu. Ir skavatorius taip pat va, valo čia žvyras, kuris liko iš po plytelių. Plytelių štai kiek yra sumažėję. Aš manau, kad iš 5 mašinų, kurios čia buvo, tai 2 liks maždaug. Dar susinaudos vat, tas gabaliukas, turbūt tiek. Nu ir čia galima bus tas žemes jau lyginti į tą pusę, nes mes turime čia vat slengsti tokį 10 cm. Tai va, tokios naujienos mūsų kaime, video trumpas, nes nesinori tą patį per tą patį rodyti. Gerai, šiandieną kiek laipsnių, apie 23, nelyja, nors debesuota, fainiai. Eisim žaisti tinklinį ir mėgausimės romantiką. Prieš šias atostogas nemažai mes mėgaujamės romantiką, nes turim tą romantinę vietelę. Šita romantinė vietelė labai populiari dabar pas mus. Mes čia valgom, ilsimės, bendraujam, knygas skaitom ir panašiai. Buvo kažkas tai netgi neužteko jam sėdimų vietų, tai gulimo vietą įsirėzgė. Vieto, kodėl tu galvą ant plytelės padėjai? Ne plytą. Ai, ne plytą? Galima. Matai, o žiūrėk, tau kamuolį atsiuntė. Patinka čia gulėti? Romantika. Eisim žaisti tinklinį? Patinka tinklinis? O, geras.
Nu gerai, keliaujam. Paulius šiais metais tinklinį jau pradėjo žaisti. O, su savim. Nes su kitais dar nemoka. O, turi eiti kažkur tai iš užribio pasimti. Matai kaip išvėjo. O, koks lygis jo tinklinė. Iš kur tu ten servuoji? Va, bus tau iš toli servuoti, nespėjai grįžti paskui. Bet tada auto padarau, jeigu iš arti. Greta rado. Ko ten radai? Slyvukų? Slyvų. Slyvų? Man atrodo mėlynų, ne? Violetinių. Va, tokių čia slyvų yra. Violetinių. Kur dasiekė nuskynę. Labai gerai šitą žemę krūvą žiūriu. Bet apskins aplinkui ir vėl reikės kažko. Mes turim šiaip kopėčių, turime frontalinį traktorius, galim pakelti iki bet kurios. Su ekskavatoriu galim pakelti. A, gerai. Aš noriu nufilmuoti, kaip krisi. Ko nekrenti? Skanės? Su kirminais? Šitame. Gerai, šiam kartui tiek. Iki susitikimo sekančių serijų. Turbūt rytoj. Ate.